Kas čia per scenarijus? Na, reikia įpilti, visiems įdėti citriną. Kas čia rašė tą scenarijų? Vykdau visas dabar parodą. Na, čia įpilti. Tai dabar įdėk dar man medaus. Čia jau filmai rašinėsi. Sekmadienis visiškai smagiausia diena. Nuvažiuoji, žinai, kad jau vakare tau nelabai ką reikės daryti jau, nes jau sekmadienis. Naugardukė visiškai, tai toks vaibas geras. Pirmas turgus tai bus visą laiką įsimintiniausias. Važiuojam mes į turgų. Pirmą kartą iš viso lietus, lyja, oras šaltas. Prisikrojam tų daržovių, nežinom, nei kaip tas turgus, kur tas turgus, nei kaip ten tie žmonės. Tai važiuojam, aš visą kelią, man skrandis skauda tenais, aš visą nervuojuos. Andrius visą laiką savo įsijungęs ten tą juokas iš manęs, ten dalai kaip nuvažiavam į tą turgų pliaukę, palapinės neturim, stalą pasidėję, ant tų daržovių viskas lyja, ten kosmosas kažkoks. Ir pirmą kartą, kai nuvažiavom, tai visą turgų prasidėjau mašinai. Špinatus į maišelius dėliojau ir nelipau iš mašinos, gal dviem pirkėjams gal kažką pardaviau, visą laiką Andrius prekiavo. Šiai dienai tai aš už prekystalio stoviu, Andrius prekes dažniausiai dėlioja, nes man labai geras už manėm bendrauti. Nu, iš vis aš toks bendraujantis žmogus ir man smagiausia. Nežinau apskritai, dėl ko mes važiuojam į tą turgų ir žmonėm parduodam. Jaučiu, kad, kai augini, tai tau reikia grįžtamojo ryšio su žmonėm, kad žinotum, ar tu kažką čia darai teisingai, ar kažkur tu čia grybauji. Tai jaučiu tas turgus ir pardavimai tiesioginiai, tai yra labai naudingi, nes tu gali visada pasitikrinti, ką tau auginti, kaip auginti ir ko žmonėm reikia. Tai tu matai žmonių emocijas, matai, kaip jie reaguoja į tą visą, į tave, į tavo maistą. Ir kartais būna hiračinė čia tam darže ir paskui nieko nebenori. Bet kai parduodi kažką, tai toksai gaunasi užsiturbinimas biški. Aišku, pirkėjams gal nėra labai patogu, kad truputį tos eilės yra. Ir mes kaip visą laiką grįžtam iš turgus, niekada nepadėkojam pirkėjui. Bet iš tikrųjų mes tokie jam dėkingi, nes iš tikrųjų be pirkėjo nebūtų ir mūsų. Realiai patys pirkėjai sprendžia, kaip čia atrodys visas tas pasaulis, nes jie keičia tą pasaulį tai per savo pasirinkimus. Mes pasirinkę tokį kelią, kiekvienas pirkėjas ten pirkdamas palaiko, tai jeigu būtų tokių daugiau, kas norėtų tų prekių, tai atsirastų daugiau tų ūkių paprasčiausiai. Čia viskas priklauso nuo žmonių. Jeigu pas mus niekas nepirktų, tai mūsų čia nebūtų paprasčiausiai, kad čia pažaistum biškį ir baigtus viskas. Realiai mes matom, kad jau daugėja pas mus, bent jau mes neužauginam tiek. Ir tie žmonės tokie, kurie pas mus ateina, tai tokie jie visi pozityvūs. Jie visi tokie labai skirtingi ir kiekvienas savaip įdomus ir kartais sutinki tokių žmonių, kur tau iki jų dar toli su jų ten požiūrį į gyvenimą, į maistą ten kaip jie renkasi. Jie irgi mus labai daug ko išmoko, kai tu augini nelabai ten viską sužiūrėsi, tai gaunasi tas buvimas turgui ir tiesioginė prekyba, tai gaunas kaip ir mokykla dar papildomai, nes tave jie moko, tai labai daug ką mes atkreipiam dėmesį, ką jie pasako ir pakeičiam savo toj visoj vizijoje, nes vis tiek tu visada esi tokiam santykis su aplinka ir santykinai mes viena šeima esam, o jų yra keli šimtai, 200 kokių šeimų. Ir skirtingas kiekvieno yra požiūris iš tikrųjų. Pirkėjas ateina ir sako, kokie jūs čia, sako, ekologai. Mes žiūrim su Andrium tokį įsižioję, ta prasme. Sako, kokie jūs čia ekologai, sako, su plasmasiniais maišeliais ekologiškas daržoves pardavinėjat. Tikrai, bet koks jisai teisus. Grėžom, pradėjom ieškoti tų maišelį, dar kol čia radom, užtruko gal porą savaičių. Iš tikrųjų mes priėmam visas pastabas, visas pasiūlymus. Čia atėjo viena mergaitė tokia ir sako, žinai, tai žinot, kad keilų lapų dar yra kitokios veislės. Tai užauginom, kitais metais ateina ta pati mergaitė, sako, tai sako, pagal mano rekomendacijas užaugino. Taigi smagu, bet aišku, ką jie duoda kai kuriuos patarimus, mes tik kitais metais galim padaryti. Kai kurios dalykus. Viena mama paskambina, klausė baltų burokėlių. Ar geltonų burokėlių, tik ne raudonų.
Sako, kodėl jūs taip keistai ten klausia, tų geltonų užauginti arba baltų. Sakau, tai po metų mes tai galėsime užauginti. Pavyzdžiui, vaikas netoleruoja histamino, raudonos spalvos ir tiesiog jie ieško tokių burokėlių. Tai dabar irgi užauginam baltų ir geltonų burokėlių. Tai jau dabar visi turi baltus ir geltonus valgyti. Tas santykis su toksai nėra, tai kad žmogus pasakė, tu išklausai, pasišypsoji ir ten jis nuėjai. Ne, labai svarbu. Tau lengviau ten kažką nuspręsti. Priimti sprendimą kažkokį, tai kažką. Ten Rasa, kad dažnai, ką čia tie agurkai tokie, čia tie maži, tie dideli, tu tuos išmesti, anuos išmesti. O žmogus ateina, tai tu supranti ir tam turgai žmonių psichologija, žinai. Nes kiekvienas žmogus skirtingai mato tą daržovę. Nes vienam reikia didelio to agurko, kitam mažo, kitam vidutinio, ir tu nesuprasi. Realiai kokį jį užauginti reikia. Tai va, tuose ūkiuose, kaip pas mus, kai jis yra ne pramoninis, tai vis tiek tos daržovės visos skirtingas ten. Ir ten būna klausėt, salota, kuri čia skaniausia. Tai ta salota, jinai, kad ir ta pati veislė pas mus, jinai vis tiek yra visa skirtinga. Nes vienoje vietoje žemė yra vienokia, kitoje kitokia, ten vienoje daugiau palaisėta, kitoje mažiau, tai tų salotų priskinė, tai ten visas turi ragauti iš eilės, kuris jiems skaniausia. 100 salotų paragauja, išsirenki. Tai čia iš to pačio sėrės, kaip čia žmogus mato tą pasaulį, tai visi skirtingi jį ir mato. Kaip jam tas agurkas skirtingas, gražus, taip ir pasaulis visas skirtingas. Tai čia toks irgi filosofinis aspektas turgai. Daug sutinkam, ne tik tai pirkėjų, bet ir atvažiuoja kiti ūkininkai parduoti daržovės. Sutinkam daug bendraminčių. Pagrindinis ritualas yra apsikabinti su artimiausiais. Jau išlydėti. Iš tikrųjų, bendruomenės tokios tarp pačių ūkininkų irgi darosi. Ta prasme, kai kažkada atėjo pas mane į turgų, sako, va, ten jūsų konkurentai, ten tie ir tie. Aš sakau, tikrai čia nėra konkurentų, nes sakau, tas daržovių auginimas, arba ūkio turėjimas, tai toks sunkus tas darbas yra, kad mes net negalim vieni kitus konkurentus vadinti. Ne, kokie čia konkurentai, čia yra tiesiog kolegos. Čia tas pats, kaip tu gyveno daug šeimų ir tu ten skaitai jos konkurentais. Tai šeima, kitai šeimai tai nėra konkurentai. Tai vis tiek reikia tas bendras padėti, reikia vienas kitam ir viskas. Tai čia su tuo ūkis, tai irgi čia mūsų galva, tai ta žemdirbystė tai nėra verslas. Tai daugiau toksai gyvenimo būdas greičiausiai. Gyvenimas toks ir viskas, tu pasirenk tokį gyvenimą. Čia verslas, tai gali kitur daugiau pinigų uždirbti negu čia. Tai čia daugiau toksai, prabangus hobis. Taip galim pavadinti. Vien žodžiu, kas kažką augina, tai supranta, ką mes čia norim pasakyti. Nes tų iššūkių tai pilna visokių.